Psalmė 119 ir eilutė yra 151. Arti yra viešpats. Ir Deividas kalbėjo apie tai. Arti yra viešpats koks. Tas, kuris buvo šmeižiamas ir neatsakė tuo pačiu. Kada mes išgirstame, kad arti yra viešpats, čia gera naujiena ar bloga naujiena mums, man. Priklauso nuo daug dalykų. Pavyzdžiui, jeigu aš esu prisidirbęs ir aš nepažįstu Dievo ir man sako, arti yra viešpats, tai man pradeda kojas drebėti, nes aš prisidirbęs ir aš nežinau, ką tai turėtų reikšti, kad arti yra viešpats. Galbūt arti yra ir botagas, ar ne? Nes, aš įsivaizduoju, koks yra viešpats. O jeigu aš esu prisidirbęs ir aš pažįstu jį, ir man sako, arti yra viešpats, tai aš suprantu, kad arti yra mano geriausias draugas, arti yra tas, kuris guldė gyvenimą už mane. Ir arti manęs yra gailestingumo teismas. Tas, kuris pasigaili manęs ir užmoka vietoj manęs mano skolą. Aš prisidirbęs, bet arti yra viešpats, kuris neįskaito man kalties. Ir tai gera naujiena. Taigi arti yra viešpats ir svarbiausia yra koks viešpats. Ir aš šiandieną noriu pakalbėti apie tai, kas apskritai yra turtas. Kada arti yra viešpats, arti kas yra? Biblijoje parašyta, kad jam priklauso visos karvės ant visų kalvų. Arti yra viešpats, tai reiškia, wow, jisai su visom karvėm ateina pas mane ir tuoj man padovanos milijoną karvių ant milijono kalvų. Ir aš būsiu turtingas, kaip jisai turtingas. Jam priklauso visos žvaigždės danguje. Wow, arti yra tas, kuriam priklauso visos žvaigždės danguje. Jis man to iš žvaigždžių išrašys. Ne tu žinot, kur ten cip aplink galvą, kada tu susitrenkė. Kitos žvaigždės. Jam priklauso tos, kur danguje. Ir kada arti yra viešpats, ką mes įsivaizduojam, kas yra arti. Jeigu jisai turėtų, jisai turi, bet jeigu mūsų akise jisai būtų turtingas išoriškai, bet jisai būtų vargšas viduje, ar gera naujiena, kad arti yra viešpats? Jeigu jisai turi visą pasaulį savo rankose, bet jisai nemyli manęs, ar gera naujiena, kad arti yra viešpats? Jeigu visas pasaulis jam priklauso, o priklauso netgi ir mano siela, netgi ir mano kūnas, ir viskas jam priklauso, bet aš jam nieko nereiškiu. Kaip turtuoliui nieko nereiškia 100 eurų. Kas jam tas 100 eurų? Ir aš esu kaip tas 100 eurų. Jis žiūri mane, kas tu tas? Vienas iš 100 eurų. Ir ką? Arba jūs, kai matot, mėtosi 1 centas, tas rudas toksai. Ką čia 1 centas? Tešlynė dar kažkokiam. Ir jeigu jisai mus nemylėtų, jisai žiūrėtų, sakytų, ką čia Saulius tam tešlynė? Neapsimoka net lenktis. Kas yra turtas? Kas pas jį yra turtas? Ką jis akcentuoja ir kas mus traukia? Žinot, kas traukia? Ne tai, ką jis turi savo rankose. Mus traukia tai, ką jis turi savo širdyje. Ir Psalmė 119
Eilutė 149. Viešpatie, išgirsk mane būdamas maloningas. Ja. Maloningas tai yra savybė kokia. Tai yra turtas išorėje ir turtas viduje. Maloningas tai reiškia dovanoja tai, kas tau nepriklauso. Tai yra dosnus virš to, kiek tu esi nusipelnęs. Pažvelk į mane, būdamas maloningas. Ir jisai yra maloningas. Ir psalmistas Ezra, jisai sako, arti yra viešpats ir aš nenorėčiau, kad būtų arti tas, kuris nėra maloningas. Aš nenorėčiau turėti draugo, kuris nėra maloningas. Nes jeigu nemaloningas, tada koks? Tada šaltas, abejingas, tada aš jam nerūpiu. Aš dabar beveik susipažinau su vienu žmogum, kuris turi ypatingas savybės. Beveik susipažinau. Aš jam parašiau žinutę, jis manęs nepažįsta. Bet aš jį pažįstu, nes jisai yra viešas asmo. YouTube jisai yra. Ir aš jam parašiau, aš galvoju, aš noriu būti šalia jo, nes jis turtingas viduje. Bet ar aš turtingas viduje? Ar jisai nori būti šalia manęs? Ir aš tada galvoju, kas yra turtas, kas iš tikrųjų trauktų mus vienas šalia kitą. Kas? Ar jisai turi pinigų? Man mažai rūpi. Ar aš turiu pinigų? Aš tikiuosi, kad jam mažai rūpi. Bet ar jisai turi vidų, kuris yra turtingas ir norintis dalintis, maloningas? Ir ar aš turiu vidų, kuris yra turtingas ir nori dalintis. Ir yra maloningas. Ir Dievas yra tas, kuris yra maloningas ir jisai nori dalintis. Visada. Ir jisai nori mums duoti virš to, kiek mes nusipelnėm. Visada. Ir duoda. Nuo pat gimimo. Jisai mums dovanoja visai nepelnytai, dovanoja klausą. Mes galim girdėti, mes to nenusipelnėm. Nuo pat vaikystės mes galim girdėti ausimis. Mes galim girdėti savo mamą, savo tėtį, savo sesę, brolį, savo draugus, mes galim girdėti savo balsą, mūsų muziką galim girdėti, vėją galim girdėti. Jis mums davė daugiau, negu mes nusipelnėm. Ir mes sakom, viešpats yra arti ir jisai toks turtingas viduje. Wow. Ir palyginus tos turtus, kurios jisai laiko savo rankose, visa žemė, visos planetos, žvaigždynai, viskas, kas egzistuoja, visa tai nieko nereiškia palyginus su tuo, kad jisai viduje yra maloningas. Štai kas yra turtas. Eilutė 156. Koks didis viešpatie tavo gailestingumas. Deividas šiandien pasakė, kad prieš jį kalbėjo, bet jis neatsakė tuo pačiu. Mes esame tie, kurie nusidedam, bet jisai nekerštauja. Jisai gailestingas. Jisai atleidžia, jisai neduoda diržo už didžiąją dalį mūsų nuodėmių, o už kurias duoda, iš tikrųjų jisai leidžia, kad mes patys save plaktumėm. Jisai leidžia, kad mes prisisodinę dilgėlės patys nusidilgintumėm. Jam nereikia mūsų bausti, realiai. Jisai yra gailestingas. Ir kada mes prisiauginę dilgėlių nusidilginame, jisai yra šalia ir jisai mus myli. Ir jisai žino, kad mes nusidilginę pajausime, ką mes siejam ir kad nereikėjo siejati ir mes pakelsime akis ir mes susitiksim su jo akimis ir kas tada bus mūsų širdyje. Viešpatie, tu buvai teisus.
Ir ačiū, kad tu manęs nepalikai ir laukiai kantriai, po kol aš sakysiu, man reikia tavęs vis dėlto. Ja. Ir jisai yra turtingas viduje. Ir tas turtas mus labai traukia. Jisai yra gailestingas. Mus vilioja dilgėlės. Mus vilioja nuodėmės, pagundimai visokie. Bet Viešpats yra arti. Ir mes visą laiką, kiek besidilgintumėm, mes pakėlę akis, mes matome, kad tas, kuris nori mus palaiminti, jisai niekur nedingsta. Jo prigimtis tokia. Štai koks jisai turtingas. Štai kodėl yra labai faina girdėti, kad Viešpats yra arti. Ar ne? Gerai, atsiverskime mes ten, kur Deividas vartė. Atsimenat, buvo, kur ten buvo, pas Petrą kažkur tai, ne? Pas Petrą irgi buvo. Atsiverskim 2 Petro. Jeigu nežinot, kur yra 2 Petro, tai po 1 Petro yra 2 Petro. Vau, rimtai? Net ir logiška. Jo. Po 1 Petro yra 2 Petro. O kas yra po 2 Petro? Ten ateina jo draugas Jonas. Jeigu sutikot Joną, eikit atgal ir sutiksit Petrą. 2 Petro 1 skyrius. Ir pagalvokit, Petras rašo laišką ir pačioj pradžioj laiško jisai sako, 2 eilutė, malonė ir ramybė tepadaugėja jums. Jisai nesako, tegu babkių jums padaugėja, arba sveikatos tegu jums padaugėja, arba draugų tegu padaugėja, žvaigždžių tegu padaugėja. Jisai sako, tegu padaugėja malonės ir tegu padaugėja ramybės. Jisai nori, kad mes turtėtumėm. Ir jisai žino, kas yra turtas. Malonė ir ramybė tepadaugėja jums Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus pažinimu. Ir jisai sako, iš kur tai gauti? Jisai sako, susipažinkime su tuom, koks Jėzus maloningas. Ir pamatysite, kaip ramybė pranokstanti pažinimo aplankys jūs. Kodėl? Nes mes pamatysim, kad Viešpats, kuris yra arti, jis yra turtingas viduje ir mes norim irgi būti turtingi viduje, nes tada visi bus pritraukti prie mūsų kaip geriausi draugai. O turėti gerą draugą yra wow. Yra wow. O dar ypač jeigu aš esu tas, kuris turi ką duoti ir jis turi ką duoti, tai mes esame tokia galinga draugija. Ir jisai sako, jeigu pažinsi Viešpatį Jėzų Kristų, tau padaugės malonė ir tau padaugės ramybė. Jo dieviška jėga, čia 3 eilutė, jo dieviška jėga padovanoja mums viską jau, ko reikia gyvenimui ir devotumui. Mes iš tikrųjų turime visus tos sandėlius, kuriuos turi Jėzus. Turime, ko reikia gyvenimui ir devotumui. Ir per pažinimą to, kuris pašaukė mus šlovė ir dorybę, mes per pažinimą visą tai galime pradėti naudoti. Jeigu jūs nesate gyvenime matę žmogaus, kuris atleidžia, iš kur jums mokėti atleisti? Todėl, kad Viešpats yra arti ir Biblija yra arti ir mes galime juodą ant balto skaityti apie Viešpatį, kuris arti, mes galime susipažinti su dalykais, kurie yra lobis, bet galbūt nesame matę ir girdėję. Ir tie dalykai gali apsėsti mus ir padaryti mus turtingais viduje. Ir taip ir daro.
Taigi 4 eilutė. Drauge jis davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, ištrūkę iš sugedimo, kuris sklinda pasaulyje geiduliais. Todėl, parodydami visą stropumą ir koks yra sekantis žodis, praturtinkite. Ir dabar jisai kalbės apie tikrą turtą. Gerai, praturtinkime savo. Ką? Kišenę, komfortą. Ką praturtinkime savo? Savo tikėjimą dorybę. Dorybę pažinimu. Pažinimą susivaldymu. Susivaldymą ištvermę. Ištvermę maldingumu. Maldingumą brolybę ir brolybę meilę. Ar yra nors vienas dalykas šitame sąraše, kas yra išoriai? Taigi dabar mes grįžtame į pradžią viso to teksto. Pradžia teksto yra kokia? Kad jis padovanoja mums viską, ko reikia. Ar ne? Mes galime visą tai gauti, praturtindami save kuom? Praturtindami, iš tikrųjų pažindami, koks Dievas yra. Mes per tą pažinimą gauname turtus, save praturtiname vidinėmis savybėmis, kokias jis turi. Ir vieną dieną, ir galbūt šiandieną, ir galbūt truputis po truputį, galim taip sakyti, kažkas tai šalia manęs gali sakyti, Saulius yra arti. Aš galiu sakyti, Ingrida yra arti, Aliona yra arti. Ir ką man tai reiškia? Kad neatsakys man į mano nusižengimą, neatsakys kerštu. Nes Aliona turtinga, jinai atleidžia, jinai maloninga, jinai duos man daugiau negu aš nusipelniau. Ir Aliona gali sakyti, ką aš jam duosiu, ir ištraukė savo tuščias kišenės, o tai va, pas mane tuščias man. Ištraukė, sako, aš neturiu ką duoti. O mano atsakymas yra, bet Aliona yra arti. Ir jinai turi ką duoti, nes aš žinau, kas už to stovi. Už to stovi turtinga asmenybė, kuri viduje yra pilna malonės ir gailestingumo. Štai kas yra turtas. Turtas niekada nėra pinigai. Netgi sveikata nėra turtas. Nes sveiki žmonės eina žudytis dėl to, kad jie vargšai. Turtingi žmonės eina žudytis, nes jie vargšai. Ir įžymūs žmonės eina žudytis, nes jie vargšai. Bet turtingas žmogus viduje, jisai niekada neina žudytis. Žinot kodėl? Nes jo turtai veržiasi per jį. Ir jisai turi ką veikti. Žinote, Dievo didžiausias malonumas koks yra? Kuomet kažkas gauna to, ką jisai turi. Tai yra pats didžiausias malonumas, kokį Dievas turi. Kuomet kažkas kitas yra palaimintas tuom, kas Dievas yra. Ir tai taip pat yra didžiausias turtas, ką mes galim turėti. Kuomet kažkas kitas yra palaimintas tom, kad aš šalia jo. Nes manyje gal kažkas gyvena. Gyvena turtai, kurių nepačiupinėsi rankomis, bet jie nori būti šalia. Todėl, kai parašyta, man atrodo, kad tai yra Morkaus 4.19, ten parašyta gyvenimo rūpesčiai, turto apgaulė, nustelbia sėklą, kurią Dievas sudina. Turto apgaulė, netikrų turto apgaulė. Kas skaitė
1 Petro, ką skaitė Deividas? Tai buvo 1 Petro, 1 skyrius, 18 eilutė. Žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo. Ten yra labai daug netikro turto. Iš protėvių paveldėtame gyvenimo būde yra labai daug apgaulės. Ne nykstančiais turtais, jie yra nykstantis, sidabro ar aukso, bet brangiuoju krauju Kristaus to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Mes esam nupirkti ne pinigais, mes esam nupirkti Dievo vidumi. Nes Dievas taip pamilo, o tai yra viduje, pamilo tave, kad nepagailėjo savo viengimio sūnaus ir tai taip pat yra jo viduje. Savo viengimio sūnaus, tai brangiausia, ką jis turi savo viduje. Bet atidavė jį už mus ir mes irgi esam jo viduje. Mes esame, kaip Biblijoje parašyta 4 kartus, mes esame kaip jo akies vyzdis, jis mus saugoja kaip savo akies vyzdį. Mes esam jo viduje. Jis taip pamilo mus, kad nepagailėjo savo viengimio sūnaus, bet atidavė jį už mus, kad mes nepražūtumėme kur? Betikslėme turtų ieškojime, bet būtumėm praturtinti tai, kas iš tikrųjų viduje mus praturtina. Ja. Tai aš šiandieną norėjau pasidalinti, kas yra tikras turtas. Viešpats yra arti ir mums tai ypatinga, nes mes žinom, kas iš tikrųjų yra turtas tenai. Jo draugystė yra turtas. Ypatinga draugystė jo yra turtas. Ir mes be tokios draugystės, mes nežinom, kur semtis turto. Mes neapčiuopiam rankom to, kas yra turtas, bet kada atrandam tikrą draugą, kuris niekada nenuvils ir kuris visada nori mus palaiminti savimi, mes be galo turtingi. Okay. Amen.